Nu, prieš išmokstant meditaciją, paleidinėjimo meditaciją, aš labai buvau toks nepasitikinti savimi. Visų pirma, buvau labai nervuotas. E, Kaip, kaip išreiškint, eidavau, pavyzdžiui, į renginius kažkokius, tai, į klubus. Man būdavo tai, kad aš negalėjau be alkoholio atsipalaiduoti. Negalėjau bendrauti su moterimis. Buvau, buvau kaip sakant, susitraukęs kaip toks visas. Bet kaip pradėjau mokytis paleidinėjimo meditacijos, greitai atsikračiau potraukio alkoholiui ir pabandžiau eiti į renginius be alkoholio ir man tikrai labai gerai gavosi. Galėjau bendrauti laisvai su moterimis. Aišku, iš pradžių buvo sudėtinga tai pažengti tuo, bet su laiku vis tolyn ir tolyn buvo vis geriau ir geriau. Ir tai, kad ta meditacija man daug ne tik padėjo su tai, kad ten atsipalaiduoti. Medituojant aš galėjau susitvarkyti savo visą gyvenimą. Bendravimas su tėvais, su draugais. Kažkaip net buvo tai, kad man ir skausmus paleidinėdavau ir man mane buvo nugaros skausmas ir paleidinėdamas aš paleidau tą skausmą ir dabar nejaučiu to skausmą. Šiaip meditacija tikrai pakeitė mano gyvenimą ir man džiugu, kad aš suradau tą, ko aš ieškojau savo gyvenime.